so easy for me to say what I'm thinking. It's so obvious for you, my heart keeps beating. I don't mind. There's something about you that keeps me alive. How can I get to you this time? I won't chase you, I'll keep you in my heart tonight. I won't blame you, it's easy when I lose the fight. Keep me in your mind, I swear I'll do the time. Promise me we'll be alright. I won't chase you, I'll keep you in my heart tonight. Turime principę savo žioklą perrinktą gale. Laukiam reduktoriaus. Pusušis dar sumesti reiks, nes galbūt stumsim į lauką dar be reduktoriaus, neaišku, kada jis bus. Nes visada būtina suveržt ratų guolius. Taip tiesiog negalima nuleist mašinos ir stumti, nes tiesiog guolis išsiskės ir susikadina ir gali šis ratas išvirst. Reikia arba suveržt su kažkokiom, suvaržtais tiesiog, kad suveržtų guolio vietą, arba tiesiog pusę šį įdėt, prisukt, bent jau iš rankos. Tai tai dar padarysim, čia pakabinsim tiesiog. Visokių čia įdomybių buvo, čia prasuktų varžtų, tas vienas toksai, kitoksai. Tai didesnį sriegį prasriegėm, nes ten prasukta buvo, čia kai virinta, tai dar pažemėjo šitą vietą. Ir tada gaunasi ir ši čia pažemėjo, o čia, kur jinai prisisuka, tai nepažemėjo. Ir reiškia, prisukant, biškai prisitraukia tas visas metalas, tai gali būt, kad dėl to biškai ir tie sriegiai pakentėję tokį. Sumetėm čia tos suportus kitus raudonus. Žiūrisi geriau prie visos mašinos, čia dar armuotos važarnelės yra irgi pliusas. Dar stabdžių kaladėlių daviklį reikia vis pakeisti. Stabdžius čia irgi apvalėm iš vidaus rankinio vietas irgi. Tai turėtų prisidirbti normaliai šiaip. Tiesiog naudotas daiktas. Eisim į priekį. Tai gavom atraminius naudotus, nes naujų nėra pirkt. Šiti va, tvarkingi, neišplyšę nieko. Šiaip labai keista, kad net prasto negali nusipirkti naujų atraminių MQ. Tai galėsim sumesti amortikus. Viską čia priekį važiuoklę pabaigt. Dar gavom šaibelės su vožtų reguliavimu. Tai pabaigt vožtų reguliavimą galima bus. Čia dar vamstukas nutrupėjęs, kur buvo, šliaužikai, šaibelės reguliavimų, tarpinėlės tepo aušintuvų, vanusų varžtai nauji, kadangi viską ten perrinkinėsim ir ten yra kažkokia tikimybė, kad jie atsisukinėt galime, nes kaip ir yra kažkokia kaip ir ale lygelė, tai suntepsim gal ir su sveikakliais silpnais. Ir varžtai, man atrodo, atsinaujino vienokį buvo, paskui kitokį. Tai dabar, kur perki naujus iškrastus, kitokie ateina, negu kad dabar susukti. Sugrįžo iš Anglijos čia va mūsų dalys. Džetukai vanusų ir viską, ir diskas. Pergrįžtos skylės naujos, tos mažesnės. Čia matosi vizualiai, kad mažesnės. Biški čia matau, kad nesivargino išplaut, net išpūst. Dzindrų mėtosi, bet čia, aišku, čia smulkmena. Svarbu, kad tas skylės gerai būtų padarę. Ir čia primetus, miškį praplaujim dar. Geriausiai matosi iš šonus kliubinant. Kiek laisvumo su originaliom skylėm ir kiek su naujom. Tai aišku, kažkiek turi būti laisvumo, nes ir velenėlis tiesiog ten juda. Ir kažkiek tai padilimo, žodžiu, esmė, kad turi kažkiek būti. Tai kažkiek ir yra. Ir jo. Su šitu viskas ok, dėsim atgal diskėlį ir pakeisim tas visus mandžetukus, visas tarpinėlės vanuso. Čia dar tarpinėlės yra tarpinės, kur čia yra. Čia va, kur dedasi, reiškia to valve body, čia dar jau matau, kad reikia išplautą korpusą. Ir šį čia dar turim ant velinėlių tų žvaigždžių, reiškia įtampos toks, vat, kaip spiruokliai čia yra. Tai jos irgi būna pavargę, tiesiog
einamas dalykas, tai reikia pakeisti ir pamiršti tą vietą. Na ir tiek, žodžiu, kimbam į perrinkimą, tiesiog čia jau man atrodo rodęs, tai gal nelabai baisiai ir yra prasmės čia viską detaliai rodyti jau. You set me on fire, kept me burning inside. There's a feeling it's telling me to run, but I won't hide. I don't mind. There's something about you that keeps me alive. How can I get to you this time? I won't chase you, I'll keep you in my heart tonight. I won't blame you, it's easy when I lose the fight. Keep me in your mind, I swear I'll do the time. Promise me we'll be alright. I won't chase you, I'll keep you in my heart tonight. I won't chase you, I'll keep you in my heart tonight. I won't blame you, it's easy when I lose the fight. Keep me in your mind, I swear. Kaip patikrint, ar plastikėlis šitas tuoj sufeilins. Tai jeigu matosi ruda arba kažkas tai ne juoda, žodžiu, kažkokie dalykai, tai reiškia, jau simptomai. Čia, pavyzdžiui, buvo kampukas ruda, turbūt ploniausia, ir atsuktuvas prasikišo tiesiog kiaurai. Tai čia, kur juoda, dar turbūt nėra ant tiek silpna, bet, žodžiu, iš vidaus čia, manau, irgi galim kampuką šitą pagramdyti. Ir kaip matom, jisai lūžinėja kaip sausainis. Tai reiškia, kad, žodžiu, viskas. Aišku, čia kai pradūrim skylę, tai ir taip aišku, kad jau viskas, bet, ją pradūrim, nes plastikas yra miręs. Įmetėm reduktorių atgal, čia pusašius dar reikia prisukti, kardaną įdėti, supranti, bet kardaną negalim dėti, nes radau vieną tokį niuansėlį čia pas jį. Čia pasistovėjo granatą iš galų. Ir jinai daro klibajat. Tai esmė, kad, tiksliau sakant, net ne granatą kliba, o šlicai. Čia dabar užvyniojau, neparodysiu, bet esmė, kad ten, kur užsimauna tą granatą, tai šlicai būtent per juos kliba. Tai nežinau, kaip čia tvarkysis, gali būti, kad šitą galą reikės keisti kardanu. Žodžiu, vešim pas kardanistus, tikėkimės pavyks išspręsti. Nes, čia garsiukų tikrai turėtų būti šitos vietos, visokai jungiant bėgį ir panašiai. Termomova. Kaip jinai turi veikti? Tai aišku, čia ne pilnas testas, bet toksai kaip tiesiog ant šalto. Tai jinai turi priešintis, gan stiprokai, bet po biškį vis lengvėti. Tai taip sukiuojant pirmyn atgal, jinai turėtų atsilaisvinti ir pasileisti visiškai praktiškai. Tai va, šita termomova veikia normaliai, tik tai kaip girdim, guolis yra miręs. Ir paskui jinai kažkiek pastovi ir vėl pasidaro tokias standi. Tai ir dabar šiek tiek pastandėjau, kai kelias sekundės nesukau. Žodžiu. O kai užkaista, tiesiog čia kaista, viskozija pradeda rakinti, realiai kaip blokiruoti kažkas panašaus. Ir tiesiog surakina ir kartu sukasi centrinė ašis su korpusu. Ir suka ventiliatorių ir aušina. Čia turim naują. Paėmėm maglės. Principė čia kaip matosi turbūt originalas, nes nurėžtas lipdukas lygiai tokia pati identiška su tuo originalu. Ir čia aišku
irgi sukiuojant iš pradžių sunkiai, po biškį lengvėja ir pasileidžia lengvai. Čia kaip girdim, aišku, guolis neužia. Tai žodžiu. O būna kitos pigesnės termomos, tai arba jos nesurakina, arba surakina nelaiku, arba sukasi pastoviai, neatsipalaiduoja, neišeina ją taip išsukiot. Tai tiesiog reiškia, jinai brokuota, ar tiesiog gamintojas nesuko labai galvos ir šai padarė. Tai teko ten susidurti, neatsimenu dabar tiksliai kokią ten dėjom tą movą, bet kaip ir neblogo gamintojo, tik tai, kad ne originalas ir, žodžiu, negrybą pjovė. Tai principe, jeigu norim, kad normaliai ta mova veiktų, tai perkam to pačio gamintojo kaip originalas. Tai dažniausiai ten būna maklė ar knektas ar kažkas panašaus. Čia parašyta maklė, o šalia behar. Tai tiesiog jie patys nesusitarė su savimi. Kardaniukas atrestauruotas, pakeitė ir kryžmenės, irgi šiek tiek laisvumo buvo. Ir granatą pasikeitėm irgi. Tai iš šlicų klibėjo, bet su nauja granata nekliuba. Tai šiaip dažniausiai būna, sako, kad statosi ant klijų tada tie šlicai ir šiaip laiko visai. Bet čia kai pasikeitė standžiai, tai, žodžiu, vis tiek biškį klijų dar užmetėm dėl visako. Ir jo, dabar turėtų viskas būti ledas. Gal netgi jokių klanksėjimų nebus. Realiai tai visa važiuoklė gali perrinkta, reduktorius perrinktas, kardanas sutvarkytas. Dabar čia supranti, dirbu, net nefilmavau nieko. Tiesiog čia kardaną sumetėm apsaugą. Pagalvojau, blema, kiek aš čia darau tokių darbelių, kur nieks neprašė, nieks nematys, nežinos ir nieks net nepadėkos, nes nežinos. Ir, aš nieko prieš, tiesiog aš taip darau, tiesiog dabar susimaščiau. Kaip pavyzdys, čia iš vis nebuvo varžto, čia buvo susiteškę, čia buvo virinta, aišku, balkio vietos, tai nebuvo skilės, tai tiesiog padarėm sriegį tą tokį, kaip originaliai medvarščio ir įsukom tą medvarštį, šaibelę didesnę, nes kad tas skardelį nenuvibruotų greičiau. Čia viskas buvo kaip originaliai. Šičia buvo kažkodėl tais 6 diametro sriegis skardoj, tai taip aišku, kad nelaiko, dar čia pabandžiau prisukti, bet čia šis net nepradeda verštis ir tiesiog kabo belė. Tai sudėjau natsertus tuos, reiškia 9 skylė, įsideda veržlė kniedijama, sudėjom sriegį, viskas tvarkoja. Smulkmenėlių, skardas visas irgi atitiesinu, kiek išeina į formą originalią. Ir ką, pačiam smagiau. Aišku, ir bet kam kitam smagiau, kas palys po mašiną. Pamatyti, kad tvarkingai padaryta. Arba tiksliau sakant, nepridaryta nesąmonių, bet čia šitoj mašinai, kadangi labai daug nesąmonių buvo pridaryta, tai neišėjo apseit čia be tokių vazateškių visokių, nes visi tvirtinimai nulaužyti, šitie originalūs. Tai, bet pasidarė, kad veiktų pakankamai tvarkingai. Sriegius visas irgi prasriegiau. Tai va tokių visokių smulkmenėlių, kur realiai laiko susigaišta. Tai va, su imkutė viskas kaip ir gerai. Meta tik tais kompo ventiliatoriaus, žodžiu, klaida, tai pasišė dar. Ir čia, jeigu nueinam į Special Functions ir vanos test, tai jam kažkas nepatinka. Tik tai klausimas, ar jam kažkas nepatinka, ar tiesiog šitą diagnostiką kažkokį išėmalo. Nes kiek žiūrėjau, kitur daro testus, ne per šitą, per INPA, man atrodo. Tai ten kažkaip kitaip biškai jisai vyksta, iš pradžių retardina, tada advancina, o dabar jisai čia vienu metu vos neatrodo pabandė tą patį padaryti. Žodžiu, pabandysim INPA pasijungti, pažiūrėti, ar čia šitą diagnostiką tiesiog šaimala ir rašo, kad čia negerai kažkas su vanusu, ar iš tikrųjų čia jisai neveikia. Principė tai ten, kas gali neveikt, tai nežinau, tepalo spaudimas, manau, ten tikrai bus, nes viskas ten yra tvarkingai. Tai gali būti tas solenoidų blokas apačioj, kur yra, kur reguliuoja, kur tepalą paduoti į vanusus. Tai, pažiūrėsim per INPA, ką parodys. Jeigu ir ten blogai rodys, tai reiškia, kad tikrai kažkas negerai su jais.
Taigi, per impą nėra, per istą turėtų būti, tai bandom pasižiūrėti. Kažkaip ten neduoda, tai paspaudėm Start Vehicle Test, visus blokus, kad praskenuotų, nes kažkaip pasai viską nepakolina ten to, nesusisiekia su bloku. O, dabar jau susisiekė, gerai. Ir spaudžiam Display ten. Turime čia viską supranti nuskaityta, Continue, tada 2, Accept, 1 ir žiūrim, ką mes čia turim. Važiuojam. Viskas čia veikia. Pirmai rodė man, kad įsirbimo nesugeba jisai advancint. O čia girdisi vien iš garso, kad čia viskas funkcionuoja. Tai pažiūrėsim rezultatą ir išvadą. Tai turėtų jau rodyti normaliai. Bet irgi pagal garsą viskas čia veikia. Tai žodžiu jo, šiaip tai labai sudėtingas priėjimas prie šito testo per istą. Nu, ta prasme, istą atrodo programa tokia, kur kaip ir viskas ant delno, viskas zeba, bet labai, žodžiu, jinai klaidi. Taip, tai ką, oi, Vanų System OK, viskas. Tai žodžiu, su launchu neišeina Vanų su S5.4 protestuot, rašo, kad viskas blogai, nors jis net nepadaro testų. Tai jo, žodžiu, liuks. Tai principė pasileidžiam istą, spaudžiam čia Operations New, Read Out, tada Identification, realiai iš karto Complete Identification, Start Vehicle Test, kad viską praskenuotų tos blokus. Ir tada einam Vehicle Management, Troubleshooting, Fault Pattern, čia žodžiu Fault Pattern, Powertrain, Drivetrain, tada Function Structure, Engine Control, Digital Motor Electronics, DMS, tada jau būna Display spaudžiam ir išmeta ten šitą langelį, kurio viskas kaip ir pakankamai aišku. Turim dar problemą, kad sakė, nuo pusės bako baigėsi kuras. Tai ar čia tą kurą blogai rodo, ar čia ta susisiekimo sistema neveikia, kur turi perpumpuoti iš kairės pusės į dešinę. Nu, žodžiu, čia nusiėmėm dangtelius, prasiputėm šiukšlės ir radom čia tokį senukinį kraną. Nežinau, čia jis gal nesmenis yra, bet toksai, kur sako, kad kažkas tikrai kišo nadą. Bandysim, manau, nuo šitos pusės gal. Nes, aišku, gali būti ir čia, gali būti ir ten lygiai taip pat kažkas tai išsimovė ir už tai neveikti tą sistemą. Na va, turime čia tą perpumpavimo sistemėlę, išėmiau čia iš bako. Principė čia ateina grįžtamas, anoje pusėje yra paduodamas. Tai anoje paduodamas į variklį, paduoda ir tada grįžta, kurios nepanaudotos čia. Jisai keliauja šitų vamsdeliu, eina per šitą makrabę, Venturi dalykas, ar kaip jis čia vadinasi, neatsimenu tiksliai. Ir esmė tame, kad jisai čia praeidamas sukuria vakumą šitoj vietoj ir jisai pasiurbia iš kairės pusės bako kurą. Tai reiškia, čia praeina kuro kažkoks kiekis, bet šitą šlangą jau eina daugiau, negu čia tiesiog grįžo, nes kartu patraukia iš čia. Ir tada perpumpuoja viską į dešinę pusę, ten kur siurbliukas. Tai va taip turi veikti ir čia neveikia, nes bakas apipilnis, rodo netoli pusę bako. Nu, esmė, kad rodo gerai, kad yra kuro kiek, bet jisai baigėsi anksčiau. Tai reiškia, neveikia šitas perpumpavimas. Tai šiaip čia nėra baisiai kam gest, čia gali kokia būti nusimovų žarna ar panašiai, bet čia nebuvo nusimovų žarna, nu, sąlyginai nebuvo, bet esmė, kad čia va matosi, kad manžetukas yra užgnybtas, pasiskersavęs, nebuvo damautas turbūt ir šitas fiksatorius irgi nieko neveikia, čia jau turbūt jam ragumbiai. Tai manau, kad čia ir buvo visa problema, kad čia grįžtantis kuras, jam buvo tiesiog lengviau ištrykšti čia ir nu, nedaryti to, tiesiog visas grąžinamas kuras ėjo į kairę pusę ir kol per viršų bako persipila, reiškia tas kuras į dešinę dar, tai tol viskas ok, bet, nu, reiškia pusė bako, kairė pusė pilna, dešinė ištuštėja
ir tada jau mums dingsta kuras, nes, reiškia, nedaro to perpumpavimo. Dar kitas variantas, kas gali būti problema, kas šiaip nemanau, kad šiuo atveju tikrai, tai kuro siurbliukas leisgyvis ir jisai nelabai gražina kuro. Sutvarkysim šitą dalyką, čia greičiausiai naudosim tą patį žiedelį, nes šitas žiedelis yra nebijantis kuro, o kuro labai daug žiedelių, labai gumos daug bijo, kadangi jisai šiaip yra kaip ir geras, tai jį reikia tik tai sutepti dabar su silikonu, kad gražiai susimautų ten ir viską čia sumaut. Ir aišku, problema didžiausia ta, kad jisai nesifiksuoja, nes tas fiksatorius yra miręs. Tai reikia kažką sugalvoti dabar dar, kaip jį reiks užfiksuoti. Na ką, turim 107 omus dabar ir pažiūrim, kas bus, kai užkursim. Mažėja. Panašu, kad kaip ir veikia gal. Aha, jo, mažėja. Atrodo, kaip ir būtų viskas ok. Čia, aišku, greičiausiai multimetras atsilieka parodymus parodyti. Bet mažėja. Baigtas projektas. Beje, tas iš senukų dalykas čia buvo labai taip genialiai padarytas, supranti? Paėmė vat tokį dalyką, kur tik vienam gale yra šlanga, jau kitam sriegis AN-as. Tai žodžiu, panaudojom normalią alkūnėlę dabar. Ir veiks, čia žodžiu, esmė, kad, mane parodžiau, čia esmė, kad buvo originaliai toks kampas plasmasinis, jisai nulaužtas ir liko strypukas tik tai į viršų, tai ten toks padarytas kaip šlangutė, kad laikytųsi griovelį šiek tiek. Ir jo, tai veikia žodžiu, veikia ir veiks. Bet jo, čia pridaryta visokio briedo.